Tu tokia graži, be sparnų skrendi, kodėl lietus nelyja tik ant tavęs, kai aplink visi šlapi, tarp jų ir aš. Tu tokia paprasta, per balas brendi basta, vėluoji tu 9 minutės, lietus jau kiaurai perlijo mane. Labai gerai. O man pelytė sakė, kad šiandien miesto centre vaikščiojo toks geltonas, ūsuotas, ilgom ausim. Nematėt? Taip, tai buvo zuikis. Zuiki, kur tu? Štai ateina mūsų zuikis. Ir šis zuikis buvo nepaprastas. Jis turėjo labai daug kuponų, kuriuos jums išdalino ir už kuriuos dabar gausite prizus. Nagi, zuiki, nešk savo kuprinę čia ir dalink. Kur tavo kuprinė, zuiki? Pametei kuprinę. Jėzau, zuiki, šiandien į mokyklą pavėlavai, kuprinę pametei. Gerai, kad tavo galva vis dar ant pečių. O jūsų galvos ar vis dar ant pečių? Dabar pažaisim žaidimą ir įsitikinsim. Žaidimas labai paprastas, čia galva, čia pečiai. Aš iš lėto jums parodysiu ir visi kartu pabandysim padaryti. Atsistokit greitai ir Čia galva, čia pečiai, keliai, pėdos ir kulnai. Čia ranka, čia kita, ausis, nosis ir burna. Čia galva, čia pečiai.
kortas, tai yra tūzas, keturakė, triakė ir šešiakė. Viskas. Na, o dabar šito triuko paslaptis, kur yra labai paprasta. Iš tikrųjų, čia yra speciali korta ir akis yra dvi. Kai aš uždengiu vieną iš akių, jinai atrodo kaip tūzas, o versdamas uždengiu tuščią vietą ir jinai atrodo kaip triakė. Čia tas pats, akis yra penkios. Kai aš uždengiu taip, jinai atrodo kaip keturakė. Kai versdamas uždengiu tiesiog tuščią vietą, jinai atrodo kaip šešiakė. Čia yra dvi akis, čia yra penkios, va ir visas triukas, jeigu patiko, stebinkit savo draugus. Gal dar kartelį labai lėtai parodysiu, kaip šitas triukas atliekamas, tik prašau, padėkit visi man. Uždengiu vieną iš dviejų akių ir sakau, čia turiu tūzą, o iš tikrųjų kiek visi? O čia versdamas uždengiu vieną iš penkių ir sakau, čia keturakė, o iš tikrųjų kiek? Taip, o čia atrodo kaip triakė, iš tikrųjų kiek? Taip, čia 3, o čia 6, sėkmės rodant. Visi susikaupėm ir pradėm hipnozę, visi rankas iš lėto artyn, kol pajausit šilumą, visi rankas artyn, atgal. Ir vėl visi rankas artyn, atgal. Greičiau. Ačiū už dėmesį, gražios dienos, rugsėjo 1.